man galima pasimaivyti ant kėdės. Pagaliau. Aš tavo manikenė, gyvoji manikenė. Gali suskaičiuoti man dantis. A tu sumontuosi po to? O aš sumontuosiu po to. Labą dieną, mano vardas Luknė. Einu į 1 klasę, o man 7 metai su puse. Kuo tavo nuomonė skaitymas žmogui yra svarbus? Jisai ir lavina protą, duoda skaitymas ir naudos, ir vaikas gali sužinoti daugiau. Skaitymas ir vaizduotę lavina. Kartais iš knygų vaikai išpiešia paveikslėlius ir gali daug ką padaryti su tais paveikslėliais. Pavyzdžiui, teatrą, dar ką nors. Ką tu patiri skaitymo metu? Daug džiaugsmo, liūdesio arba nuostabos. Papasakok, ar tau sunkiai sekėsi išmokti skaityti? Senai jau išmokau skaityti. Kai kurios akimirkos buvo labai sunkios, kai kurios kaip tik atvirkščiai buvo labai lengvos. Po truputį išmokau skaityti. Pakankamai daug knygų perskaičiau kaip mažas vaikas, pirmokas. Parodyk dabar savo skaitomą knygą. Bet nenoriu Madolė ir tikrai draugė. Šita labai faina buvo, tikrai. Ir šita labai faina, aš iš viso nežinau šito personažo šitas darės. Bibliotekai mama paėmė knygą, pasiėmėm, vieną perskaičiau labai greit, negalvojau, kad bus taip smagu skaityti. Kiek laiko tu perskaitai vieną tokią knygą? Per 2 kokias knygas, per 2 dienas. Tokios raidės, o paveiksliukų iliustracijų nėra per daugiausiai, bet jeigu žiūrint su apskritai tokiom knygom, kur suaugę skaito, tai čia pakankamai daug dar iliustracijų. Ir dar perskaičiau šitą tokią storą. Skaičiau 1,5 gal net savaitės. Čia yra puslapių, kiek čia tų puslapių? 511. Oho. Jo, 511. O čia buvo pati pirma iš visų šitų 4. Iš visų 4 aš pirmą perskaičiau šitą. Bet labai įdomu, čia tikrai 7 istorijų knyga apie šunyčius patrulius, mano mėgstamiausius. Aš juos nepažįstu, aš žinau jau nuo darželio laikų iš viso. Darželėje mes žaisdavom pats. Pirmas, kurį aš žinau, tai Sky. Aš Riedulio, Čeiso visiškai nežinau kur kas. Viena draugė mano pati geriausia šunyčių patrulių žinojo. Jinai žino, pavyzdžiui, Roxy kino pusseserė yra. Ko aš nežinau, jinai žino apie šunyčius patrulius. Ir šunyčiai patruliai, jie sprendžia visada bėdas. Gerai, kad jie tam miestelį Nuotykių įlankoje, nes ten vien bėdos. Ten meras Hamdingeris pridaro bėdų, arba kiti, arba iš niekur nieko ateina tos bėdos, net nereikia pagalbos mero Hamdingerio. Ir šunyčiai patruliai tada, gelbėja visą tą Nuotykių įlanką, visą. Šiuo metu, kuri dabar yra tavo atversta, pradėta skaityti? Pas mus Šildoje. Va šitą aš dabar skaitau, mama buvo pradėjus skaityti ir pasakė, skaityk tu šitą, labai gera knyga, kad jau visas perskaitai. Nelabai noriu, nežinau, ar man bus įdomi, o po to, gerai, pasiėmiau, skaitosi kažkaip, skaitosi po truputį, jau iki 6 skyriaus perskaičiau. Bet ne tokia įdomi kaip kitos. Nemanau, kad tokia dar yra viena. Jeigu šitą perskaitysi greit, tai dar viena yra. Bet po šitą gražios iliustracijos, ar ne? Jinai turtinga, gražiais paveiksliukais. Po šitą jo. Va, spalvotos iliustracijos. Ir raidės pakankamai smulkios, bet irgi gerai. O pas šunyčius patrulius vien iliustracijos.
Iliustracijų pilna. Patys pasižiūrėkite. Nes. Super. O nenorima Dorė yra visiškai nespalvotos. Bet labai gražios. Ja. Kokį tu palinkėjimą palinkėtum vaikučiam, kurie dar tik tais mokinasi skaityti ir jiems sekasi sunkiai? Kad, daugiau stengtųsi raidės jungt, skaityti kažkokius žodžius labai lengvus su sakiniais. Sakiniais, kurie suskiemenuoti. O nuo kokių knygelių pradėti siūlytum? Su tokiom pradėti nuo skiemenuotų, o iš viso geriausia pradėti. Nuo tokių lapų yra, kur žodžiai suskiemenuoti. Turbūt nuo labai labai lengvų ir labai labai įdomių knygų. Jo. Tada lengviau pradėti skaityti. Tokių, kur kartais gal net mamos arba tėčiai turėtų žodžius suskiemenuoti į tokius mažiukus skiemenukus. Mano klasėje ne visi moka skaityti, aš geriausiai kol kas skaitau. Yra mane vejančių, besivejančių vaikų. Berniukai daugiausiai vejasi, nes mergaitės taip. Čia buvo Luknė. Tegul knygos būna šventos. Tada. Nu irgi gerai, kodėl ne?